Jūs ir visata tai viena. Visatos dėsniai tai neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Tai, ar mes tai žinome ar ne, neatleidžia mūsų nuo atsakomybės. Gyvenimas organizuotas pagal kosmoso dėsnius. Išvertus žodį kosmosas reiškia tvarką ir jame visada yra tvarka. Deja, žmonių gyvenime tokios tvarkos nėra. Ir viskas dėl to, kad jie patys to nežinodami pažeidžia visatos dėsnius. Gyvenime kyla problemų, sunkumų. Žinodamas ir praktiškai pritaikydamas šiuos gyvenimo dėsnius, žmogus gali gyventi laimingai, džiaugsmingai ir sveikai. Žinios apie visatos dėsnius gali būti ne visiems prieinamos. Šios žinios skirtos tiems, kurie yra pasirengę jas išgirsti ir pritaikyti žmonių ir pasaulio labui. Dėsniai yra tiesa, teisybė. Tai atsiskleidžia tik pasiruošusiems žmonėms. Neišmanantiems, destruktyviems žmonėms šios tiesos niekada nebus atskleistos. Tokių žmonių viduje esanti griaunanti būsena nėra tam palanki. Visi ieško tiesos. Kažkur ten, tačiau ji yra mumyse. Šie dėsniai apie gyvenimo sandarą ir visa, kas mus supa, yra kiekviename iš mūsų. Pašalinę agresijos, pykčio, neapykantos luobą žmogus atranda šias didžiausias paslaptis. Tam žmogus turi būti pasiruošęs, turi atitinkamai gyventi. Kosmose, visatoje egzistuoja kūrėjas ir aukščiausias protas. Mokslininkai jau įrodė tai. Egzistuoja jo sukurti įstatymai. Mes visi esame jų poveikyje, jiems pavaldus. Tai viena vieninga struktūra. Tai mūsų tikrovės, gyvenimo, žmogaus vystymosi procesas. Tai nuolatinis procesas, kuriame nėra pabaigos. Dvasinis vystymasis, kaip aukščiausio kūrybinio prado savyje išskleidimas, šioje planetoje nėra užbaigtas. Kad pasiektų rojaus būseną, žmogus turi nugyventi neapsakomai daug gyvenimo kitose, tobulesnėse planetose ir pasauliuose. Ten žmogus dar labiau atsiskleidžia. Žmogaus prigimtis tai energija, kuri pati pasireiškia. Augimo raidos etapai tai būsena, kai žmogus atskleidžia save taip, kuo jis yra. Kiekvieno žmogaus užduotis šioje erdvėje, šioje planetoje atskleisti savyje kūrėjo prigimtį. Gyvenimas tai veidrodis, kuris atspindi mus pačius, žmonijos pasiklydimas. Tai, kai žvelgdami į savo gyvenimą, kaltina jame kitus dėl jo netobulumo. Tai yra didžiausia klaida. Jei jums kas nors nutinka, tai kalti jūs patys. Pradėkite analizuoti save, ieškokite priežasties, kodėl tai vyksta su jumis. Viskas slypi pačiame žmoguje. Gyvenimas rodo jums jūsų problemas kaip veidrodis. Niekas negali gyventi jūsų gyvenimo. Kai suprasite save, rasite išeitį. Dirbdamas su savimi, atrasdamas savo tikrąją prigimtį, žmogus pasiekia geriausio. Savęs ugdymo kelyje žmogus dvasiškai auga ir gyvena laimingą, gražų gyvenimą. Bet kuris žmogaus kelias yra teisingas, nes visatoje nėra blogo ar gero, yra tik tiesa. Kad pažintų savo prigimtį, daugeliui žmonių tenka kentėti, verkti, kankintis iki išsekimo. Daugelis žmonių ateina pas mane mokytis norėdami perimti savo gyvenimo kontrolę, vadovauti savo tikrovės procesams. Tačiau ne visi yra pasirengę. Yra tinginių, tačiau tik sunkus darbas, noras tapti geresniam, gali pakylėti žmogų. Vienas iš pagrindinių visatos dėsnių yra teisė rinktis laisva valia. Tai būsena, kai galite pasirinkti savo gyvenimą, priimti sprendimus ir viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Tai jūsų pasirinkimas. Priėmimas tai yra jūsų problemų sprendimas.